Sniego laiškanešys. Tai uždavinį man davė į mišką nueiti šitą surasti ir nuo vaikų jam šitą atiduoti. Paimkit mane kartu. O kas tu toks? Mane vadina Sargiuku. Paimkit mane, draugė. Aš padėsiu jums surasti kelią. Iš tiesų, dviem linksmiau. Tai kur čia ką rasi? Dabar eisim čionai, eisim, arba ne. O gal štai čia? O gal tenai? Čia ar ten? Šen ar ten? Ten ar šen? Šen ar ten? Ei, tu! Kaip tave ten? Pasakyk, kaip surasti tą, kaip jį ten šitai, Senelį Šaltį. Mums labai reikia jam štai šitą atiduoti.
Čia kažkas įdomaus. Štai šitą. Na ko, tyli, akis vartydama, kelio nežinai, a? Duokite, aš nunešiu. Ne, man jis visų brangiausias. Už tai jis man ką nors padovanos, pamatysi. Ką? Vištytę? Ką tu, brangesnį? Antytę? Ne, dar brangesnį už tai. Nejaugi žąsį? Vadinasi, už šitą laišką senis šaltis duos, ką tik panorėsi. O jeigu mes tą laišką Ir iš senio šalčio už šitą laišką visko gausim, ko tik panorėsim. Neši, Uma. Pasidalinkim. Nenoriu dalintis. Pačiai pravers. Nenori dalintis? Tada viską atimsiu. Kur šunys? Kur pavojus? Štai kas išdrįso mane žadinti. Mes nenorėjome žadinti. Mes ieškome šito, kaip jį tenai. Senelio šalčio. Mes nežinom, kur jis gyvena. O kam jis jums? Mane šitie nulipdė ir liepė jam štai, liepė šitą perduoti jam. Laišką. Taip, tą patį. O kur eiti, mes nežinome.
Taip, reikalas svarbus. Gerai, eime palydėsiu. Ačiū. Labai ačiū. Mane išgelbėjot. Oi, o kur šitas? Mamas, kur tas? Kaip jį ten? Dar kartą. Opa. Seneliui Šalčiui? Nuo vaikų. Taip, nuo vaikų gerai. Pažiūrėsim. Mielas seneli Šalti, atsiųs mums, prašom... Vištytę, Antytę, Kiškutį. Tyliau. Ėriuką. Tyliau, sakau. Atsiųs mums eglutę. Eglutę? Atsiųs mums eglutę, ji labai reikalinga. Laišką tau perduos besmegenis. Kuris iš jūsų senis besmegenis, a? Mane, vadinasi, nulipdė ir pasakė, kad aš jums šitai nuneščiau, kaip jį ten užmirštų. O štai šitie laišką. Pagrobė. Tai štai kaip. O jūs nenaudėliai.
Na, va tau, seni besmegeni, drąsiajam vaikų laišką nešiu. Aš duosiu eglę gražuolę ir maišą dovanų. Nuneši vaikams ir pasakysi. Senelis Šaltis sveikina visus vaikus su naujaisiais metais. Šitą eglę pats senelis Šaltis išrinko. Kokia storota. Kokia graži. Oi, žalia.